Ir atėjo jausmas tuo pačiu ir su jumis visais pasidalinti vienu dalyku. Galbūt atlieps tai jūsų dienoje. Labai netikėtai turėjau savo draugės padovanotą dėkingumo dėžutę. Ir šiandien kažkaip tai prieš susitikimą jinai pasitaikė man po ranka, nes vaikai tiesiog perdėliojo mano daiktus ir tai buvo man prieš akis. Ir pagalvojau, kodėl ne paėmus ir ištraukus vieną kortelę, dėkingumo kortelę. Ir jinai labai gražiai iš tiesų išsitraukė. Ir tuo pačiu tiek pasidalinau su grupės žmonėmis, tiek dabar norisi čia pasidalinti, kad kam atlieps, šią savaitę kreiptumėte dėmesį ir dėkotumėte kiekvieną dieną už tai, kad tai yra nauja diena. Už tai, kad ryte pabudę gavo didžiausią dovaną, dar vieną gyvenimo dieną. Už ryto tylą, dienos šurmulį, vakaro ramybę, už jausmus, mintis, kurie aplankė. Už tai, kas šiandien suteikia laimės, už tai, kas įdomaus ir netikėto nutiko, ką patyriau, išmokau, supratau, už perskaitytą knygą, pamatytą filmą, išgirstą naujieną, už šios dienos orą, debesis, už visus šiandien sutiktus žmonės. Už tai, kad šiandien yra pirma mano likusio gyvenimo diena. Ir šitie žodžiai labai nuostabiai atliepia tai, vieną suvokimą, kurį aš nešiojuosi jau keletą mėnesių ir vis praktikuoju, apie gyvenimo matymą per 24 valandų prizmę. Tai reiškia, kad kiekvieną vakarą susižiūriu, kas įvyko mano dienoje, peržiūriu visą tai, kas galbūt situacijas, kuriuose ne visai tai pasielgiau, kaip norėčiau, kaip ta manoji versija iš ateities, ta, kokia aš noriu būti, nes mes, kaip žinoma, kiekvienas ir suvokiame, mes kintame kiekvieną dieną. Ir tokia, kokia aš buvau, ar tu buvai vakar, šiandien mes jau nebesame tie patys, mes esame jau kiti, pakitę. Ir rytoj būsime dar kitokie. Ir visas tas kismo periodas, laikas leidžia mums vis labiau stebėti save ir pamatyti, kaip nuostabiai mes kintame tose dienose, ypač jeigu mes leidžiame savo stebėti save. Būtent pasiimti tą savistabos įrankį ir jį naudoti savo dienose. Ir sugrįžtant prie to, būtent nulinio taško, to neutralumo, dienos užbaigimo, padėkojimo už visas tas patirtis, kurios įvyko toje dienoje, persižiūrint, kas ir kur galėjau pasielgti kitaip, taip mes leidžiame savo neuronų jungtims pamažu kisti. Nes kiekvienas mūsų užfiksavimas to, kaip aš pasielgiu kitaip, nestandartiškai iš to įprasto mūsų autonominio, būtent automatiškai veikiame ir reaguojame, būtent tas kismas leidžia po truputėlį mums pasiekti būtent tą savęs kintamumą, kai mes per periodą laiko pradedame tiesiog elgtis ir reaguoti arba nereaguoti vienas ir kitas pastovias situacijas jau visiškai kitaip. Tai būtent tas padėkojimas kiekvieną vakarą ir susižiūrėjimas, kas įvyko dienoje, žiūrint iš tos perspektyvos, kaip matau per platesnį vaizdą, tarsi kaip esu pakilęs lyg paukštis, kiti tai vadina tiesiog savo gyvenimo filmo peržiūrėjimu stebint, būnant kaip ne tuo aktoriu, kuris dalyvauja gyvenimo filme, bet tas, kuris žiūri tą filmą ir tiesiog peržiūri ir perkuria tai, kas gali suteikti dar daugiau džiaugsmo ir kismo į tą geresnę pusę savo gyvenime. Ir va šitas paskutinis sakinys, kurį perskaičiau, kuris dar labiau tarsi atrodo kitokių lygmenių užkabino manuosius vidinius virpesius, apie tai, kad kiekvieną rytą
pasakyti savo, kad šiandien yra pirma mano likusio gyvenimo diena. Ir kaip nuostabu, kai kiekvieną rytą tu atsikeli ir suvoki. Iš tiesų suvoki, jauti visų savo kūnų, kad esi tu, kuris savo tą dieną, kuris savo gyvenimą ir kad prisimi atsakomybę iš tiesų už tą savo gyvenimo kūrybą. Tai kiekvienam linkiu to kūrybinio polėkio patirti kiekvieną dieną neutralume, stebint, kai visa tai, kas ateina į mūsų gyvenimą, yra labai tikslingai sudėliota ir persižiūrint savo reakcijas, kaip tai reaguoja. Nes viskas vėl sugrįžta į mus. Į tai, kaip mes galime keliauti toje dienoje ir ką joje nuveikti. O jeigu matai, kad pačiam yra sudėtinga jausti save kintantį, įsipareigoti ir dėti žingsnius tam, kad pastebėtum, kaip po gero mėnesio tu pakitai, gali dar prisijungti į grupę. Grupė yra labai maža, tik iki 5 žmonių, tam, kad užtikrinti individualų, taip pat kiekvieno bendravimą. Ir visą informaciją galima rasti tame poste, kurį aš įkėliau vakar. O jeigu kažkokie kyla klausimai, tai visada drąsiai rašykit man ir aš atsakysiu. Tai dar kartelį su kūrybiniu polėkiu patirti per džiaugsmą savo gyvenimą kasdien.